Mašiną pasižiūrė. Čia per tokį tu nepravažiuosiu, užsikabinsiu. Sveiki gyvi turistai ir ne tik. Šiandieną audringa dienelė. Bet kas sakė, kad negalima eksplorinti audros metu. Gūsiai iki 24 metrų per sekundę. Tai palūžinės medžių šakos. Aš šiek tiek rizikuosiu, bet varysiu į mišką. Tikiuosi, jokia medžio šaka neužkris ant manęs. Radau labai įdomias vieteles, istorinės vieteles. Čia jau prilaužyta medžio šakų. Tai galvoju, ką čia sėdėtose namuose reikia varyti, patyrinėti. Nuvirtęs medis ant kelio. Aš jį aišku važiuosiu, bet esmė tame, kad čia pavojinga. Eik tu sau. Tikiuosi neužvirs čia koksai medis, blemba, ant mašinos. Dar nuvirtę medžiai. 24 metrai per sekundę gūsiai. Ir tipo taip verčia medžius. Kas čia, žiūrėk, jau ant laidų nuvirtę. Jo, ant laidų nuvirtę. Ir svyla tenais dega. Čia ir aukšta įtampa, čia eik tu sau. Čia žiauru. Turės darbelio operatyvininkai. Gal aš čia per drąsiai, blemba, išsiruošiau į mišką, blemba. Reikia dairytis, jeigu virs medis koksai, tai gazą spaust. Tikiuosi, viskas baigsis laimingai mums šiandieną. Bliava, čia kaip baisiai siūbuoja tie medžiai. Eik tu sau. Eik tu sau. Arba dar gali būti toksai bairis, kad nuvirs medis ir užtvers kelią. Tai būtų nelabai gerai, nes aš taip pjūklo neturiu. Kaip suprantu, tai čia labiausiai tie berželiai virsta. Pušys gal biškį tvirtesnės. Čia nebedaug liko važiuojant. Eik tu sau, kaip siūbuoja tie laibi berželiai. Šiaip čia labai gražus miškas. Jaunos pušys. Jaunos turėtų būti tvirtos. Eina sau, kaip čia siūbuoja tie medžiai. Eik tu sau. Biškai jau man baisu čia darosi. Bet miškas kokio grožio. Reikia gal paskambinti eso, pasakyti, kad tenais užvirtęs medis ant laidų ir rūksta dūmeliai. Aišku, jie čia nespės dabar važinėti. Tai jaučiu, kai sustosiu, paskambinsiu. Blemba, tų šakelių privirtę, dugną man braukia. Bandau skambinti, jaučiu, neis prisiskambinti. Neina prisiskambinti. Jaučiu, ant tiek skambučių gauna, kad be šansų ką darys. Pasižiūrėt, kas čia per vietelę. Tai sau kaip baisiai atrodo. Čia tos viršūnės, kai siūbuoja mašiną, pasižiūrė. Eik tu sau, greit varom, pasižiūrėsim. Pasiėmiau telefoną, jeigu ką. Varom pasižiūrėsim greitai ir reikia mauti čia iš to miško. Traška tos medžių viršūnės. Eik tu sau. Ventės ragė sakė per radiją 34 metrai per sekundę vėjas uraganinis.
Bliamba kaip sibuoja. Žodžiu, atvarėm dabar į partizanų bunkerius. Paskaitysim tuojaus partizanų žiemojusių šituose bunkeriuose pavardės. Čia medžiotojai medžioja, šaudo. Aišku, savo nubėgo. Stirna nubėgo. Kaip čia subuoja, krenta konkorėžiai. Eiktų naktis. Čia va galima šiaip įlysti. Siaubo filmas kažkoks. Tauro apygardos Papiškių Novos partizanų žeminė. Nu tai bunkeris, ta žeminė vadinasi. Einam šitą, pasižiūrėsim. Bet prižiūrėta vieta, vėliavos naujos. Čia 1944-1945 metais žiemojo Misevičiaus partizanų būrys. Čia žuvo Zigmas Balsys, Jurgis Aras, garbė jums didvyriai. Čia po žeme yra tas bunkeris. Kaip subuoja čia tie medžiai, man baisu. Žiūrėk. Man baisu belenkai. Va čia galima įlysti. Šliūžas, draugelis. Reikia prožektoriaus. Bandom gal. Tik nenusiverst reikia. Jau mes viduj. Varė tamsu kaip čia. Toj, pasišviesim. Eik tu savo. Matosi čia kas nors. Stalas, pora suolų. Kryžius. Nu jo. Nelabai jauki vietelė. Noriu eiti aš iš čia. Kas čia per garsas buvo? Jaučiu medis, koks nuvirto. Cikausi, ne, mašinos mano. Uždarom liuką. Tikrą dramą. Tikrą dramą konkrečiai. Reik varyt. Noriu dingti iš šito miško. Kaip subuoja medžiai. Eik tu sau, kaip traška jie. Eik tu nafi. Bėgt reikia. Reik varyt. Norėjau nuotykio. Tai konkrečiai jo. Gavau nuotykį. Adrenalino pliūpsnis. Tikrai nejauku čia tarp tų subuojančių medžių. Čia dar yra vieni bunkeriai, lygtais netoliese. Bet ne, nebevarysiu. Jau iš pradžių galvojau dar varysiu, bet jau nebevarysiu. Matau nuvirtusi medį ir ant kelio. Eik tu šikt. Eik tu na. Ant kelio, eik tu šikt kokiais dydžio blemba. Nepatrauksiu šio, nežinau. Reiks bandyti, aišku, įtraukti, nes nenoriu šitą miškę pasilikti. Blemba, o kitas išvažiavimas čia yra, kažin. Blemba, ką daryti?
Pabandyt, gal reikia, gal pasitrauks. Eik, tu kur tu tokį čia patrauksi? Be šansų. Be šansų, kur tu čia tokį? Eik tu. Toks. Prisidariau, blemba. Reikia ieškoti kito kelio. Ai, tu savo. Ir greičiau reikia ieškoti. Taip, aš randuosi čia. Jo, yra kitas kelias, bet ten gilyn į mišką. Čia artimiausias buvo. Ir ne, jisai ten baigėsi, niekur, turėtų būti. Reikia suktis, nieko nebus. Užblokuotas. Kaip čia apsisukt man dabar? Ai, tą pusę. Siaubo filmas, blemba. Taip pjūklą bent, žinai, vežtumėsi. Bandom, ką žinau, ką dabar daryti. Aš niekaip nepasitrauksiu to medžio. O čia sėdėt, kol kas nors atvarys papjausti tą medį, tai čia. O, vaikyti, prisižaidžiau aš čia su savo eksplorinimu. Eik tu šit. Eik tu nahui. Eik tu sau. O čia tai ką tau išgyvenimo potyris, blemba, bus. Kaip kalė čia per stiklus, per stogą, blemba. Per šaką vieną ant kelio, bet šitą tai gal pravažiuojama. Pravažiavau. Aš labai tikiuosi, čia yra išvažiavimas. Kaip žiauru. Aš negalvojau, kad čia taip žiauru gali būti. Ta prasme, aš Norvegijoje gyvenau, Bergene, ten pastoviai tokie vėjai. Tai eidavom ir į miškus, ir į kalnus. Blemba, kaip siboja ten tos pušys. Ragas. Bet dabar neatsimenu, tas irgi nuvirtęs medis buvo ne pušis. Siaubo filmas. Atsitrenkė ką tik šaka į mašiną. Nukrito kažkokią. Eik tu savo, nukrito šakelė. Gerai, kad eik tu savo, kažkas atsitrenkė vėl į mašiną. Blem. Eik tu šit. Bet kažkaip pravažiuosiu aš jas. Tokių smulkesnių šakelių tai belenkė. Ir čia užvirtęs. Blemba, bet šitą tai gal patrauks. Ir ten užvirtę. Nepatrauksiu ir šito. Nu dar buvo vienas kelias ten. Eik. Čia reikia suktis. Turėtum kokį kirvę ar pjūklą, nieko neturiu. Baisu. Blemba, užvirtęs medis.
Bet bandysiu važiuoti tenai. Eik tu sau, pravažiavau. Tiek streso buvau užturėjęs. Aš tikiuosi, čia buvo tas medis pats pirmasis. Aš čia taip klaidžiau po tą mišką. Ir visur, kur važiuoji, ten užvirti. Ne, čia dar tas ten toliau užvirtas. Ne tas. Nu, bandysim kažką galvot, čia nežinau. Čia va, tai big problem. Čia per tokį tu nepravažiuosi, užsikabinsiu. Eikti čia be šansų. Be šansų. Čia ta kalva blemba. Eik tu sau. Tai bent kirvį kokį turėčiau ar ką. Nieko net. Kaip čia atvažiuoti? Eik tu sau. Ne, čia jau per tumač. Pizena. Čia va užvažiuočiau, tai čia pravažiuot gal įmanoma būtų. O gal per čia bandyt važiuoti? Reikia pasižiūrėti. Kelmas. Čia tų kelmų yra. O čia tai po to aš pasikabinčiau, ne? Čia nepravažiuos. Žiaur. Ta pusė irgi nieko. Eik tu sau. Nu papuoliau. Čia per galingas šitas medis. Nepatrauksiu šio. Niekaip. Kad jį būtų galima pervažiuoti, bet nepervažiuos. O čia jeigu čia po to gal kaip ir įmanoma pro tas eglės ten prasibraučiau per šakas. Ne, šičia per daug, per žostą. Čia per žostą. Čia per žostą, nebent visiškai čia krašteliu. Čia per tas eglės prasibraučiau. Čia kelmas. Veik supuvęs pohui. O kaip tą medį apvažiuot? Čia įmanoma, kažin? Nelabai. Nu gal ir įmanoma, bet jeigu pastrikčiau čia papildomai. Čia po to kelmas, kuris gali pist protą.
Pabandyti apvažiuoti per mišką. Yra keli variantai. Arba per ten, arba per čia. Per ten biškį žiauroka. Arba per čia. Na, čia apsiversti, bet galima. Žiauru. O jeigu čia. Pravažiavau, šiaip ne taip, pavažiavau keliasdešimt metrų kitas nuvirtęs. Eik tu savo. Kažkur apsisuksiu, dabar atbulas pavažiuosiu. Tokį va medį nuvirtusi, pravažiavau per mišką. Aš nemoku pasakyti, ant kiek žiauru. Pirmą kartą gyvenime tokią nesąmonę patiriu, kad tiek streso, bet lygtai audra jau biškiai apsiramino. Kad tiek streso, tai pirmą kartą gyvenime. Po tą mišką 2 valandas pirmyn atgal. Medžiai siūbuoja, lūžinėja, vienur atvarai užverstas, kitur atvarai užverstas, dar kažkur atvarai užversta, dar kažkur, belenkiek kelių išbandžiau, visur užversta. Tai galiausiai po to nusprendžiau varyti, nesiblaškyti, varyti prie to kelio, per kurį atvažiavau. Tenai strategiją susigalvojau, kaip apvažiuoti. Oi, dar vienas. Ten irgi nuvirti. Strategiją susigalvojau, kaip apvažiuoti. Apvažiavau. Čia tų beržų blemba, o jie čia labiausiai ir virsta. Fuck. Eik, per anksti džiaugiausi. Čia negerai, kelmai. O jėtų, čia tie beržai, blėt. Nerimsta nieko, čia ta audra. Paužiau. Viršūnės šakas. Eis gal paravažiu. Siaubo filmas. Eik, tu siaubo filmas. Išvažiavau. Bučki poliakai, kad susitvarkė su tokiom kliūtim. Privirtę medžių irgi beržai. Gerai, kad ten hebra turi šitą benzininį pjūklą. Eik, tu savo. Čia, kas darosi žiauru. Yra pravažiavimas, bet tai kosmosas. Čia pasižiūrėk, kiek privirtę. Eik tu savo, čia tai žiauru. Aš dar nematęs tokių vaizdų. Nematęs tokių vaizdų. Kosmosas. Viskas, išvažiuoju į civilizacijos kelią, tai gal jau nebus tokių bairių.